Taip pat norėčiau paminėti M-kodą. Tai yra naujos kartos karinis GPS signalas, naudojamas Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO. Siunčiamas yra per L1 ir L2 dažnius kartu su civiliniais, bet jis yra neprieinamas civiliniams imtuvams, labai atsparus trukdymui, palaikantis spoofingą ir turi kryptingą sustiprinimą. Kodėl tai svarbu? Konfliktų metu GPS trukdymas yra įprasta praktika ir kariškiai negali remtis silpnais viešais signalais. Savo saugumo kanalus jie naudoja karinius GPS imtuvus, kurie leidžia tęsti misijas net elektroninio karo sąlygomis. Taip pat aš norėčiau paminėti, kad netgi nesant GPS ir visiems tiems signalams, kitas būdas ir kitas sekantis žingsnis, kurio kitoje serijoje gal turėčiau aptarti, tai yra kvantinės technologijos, kaip kvantiniai deimantai. Net nesant GPS signalo, kuris yra slopinamas ir po žeme, pavyzdžiui, jūs negalite aptikti daiktų,